Vanduo Viduržemio jūroje įkaito net iki 6 laipsnių virš daugiamečio vidurkio, o Europos upės seklėja taip, kad stabdomos elektrinės. Ar vis dar manote, kad tai tiesiog dar viena karšta vasara? Pastarųjų keliarių metų klimato duomenys Europoje rodo aiškią tendenciją. Ekstremalūs karščiai ir sausros tampa nebe išimtimi, o sisteminiu reiškiniu. Europos žemynas šyla maždaug dvigubai greičiau nei pasaulinis vidurkis, todėl iš esmės keičiasi įprasti orų modeliai. Apie tai byloja objektyvūs stebėjimo duomenys. Jūrinės karščio bangos. Viduržemio jūros bendras paviršiaus temperatūros vidurkis pasiekė visų laikų rekordą - 28,7 laipsnio, o atskirose sekliose pakrantėse, pavyzdžiui, Ispanijoje prie Sa Dragonera stoties užfiksuoti net virš 33 laipsnių siekiantis rodmenys. Atmosferos ekstremumai. Pietų Europoje nekartą fiksuota virš 45-48 laipsnių siekianti kaitra, o vidurio Europoje, tokioje kaip Lenkijoje ar Slovakijoje, termometro stulpeliai kilo nuo 40,5 iki 42 laipsnių. Infrastruktūros iššūkiai. Dėl hidrologinės sausros, nusekus ir įkaitus Vyslos bei Dunojaus upėms, vidurio Europoje teko laikinai riboti elektrinių galios generavimą dėl aušinimo trūkumo bei stabdyti laivybą. Kad tokie reiškiniai kartosis patvirtina ir autoritetingi moksliniai tyrimai. Žurnale Nature Climate Change publikuota studija Increasing Probability of Record Shattering Climate Extremes. Ji aiškiai įrodo, kad klimato modeliuose sparčiai auga rekordus trikdančių karščio bangų tikimybė. Tai reiškia, kad atmosferos ir hidrologiniai svyravimai ateityje išliks aukšti. Kaip Alatra savanoris, analizuojantis šios duomenis, manau, kad svarbiausia šiandien atsisakyti iliuzijų, jog orai grįš į ankstesnės ribas ir pasirengti ateities iššūkiams. Ką tai reiškia praktiškai? Pirma, vertinti klimato rizikas asmeninėme ir bendruomeninėme planavime. Racionaliai naudoti vandens bei energijos išteklius sausringųjų periodų ir būti pasirengusiems galimiems tiekimo ar infrastruktūros sutrikimams. Antra, remtis verifikuotais moksliniais faktais, nepasiduoti nei panikai, nei abejingumui ir palaikyti bendruomeninės pasirengimo bei tarpusavio pagalbos iniciatyvas. Matydami tendencijas galime joms pasiruošti iš anksto.